Sveiki, čia MobileCare tinklalaidė ir šiandien kviečiame pasikalbėti apie temą, kuri paliečia tūkstančius Lietuvos šeimų. Tai yra ilgalaikė priežiūra namuose. Šiandien turime studijoje svečius, projekto MobileCare atstovą Dainių Burdulį ir socialinių paslaugų praktikę, ekspertę Jolantą Pokškaitę. Sveiki. Man atrodo, iš tikrųjų, labai svarbu apie tai kalbėti, apie priežiūrą namuose garsiai, visiems suprantama kalba, ne tai, kad skaityti kažkur dokumentuose. Šitama iš tikrųjų yra labai aktuali, nes priežiūra namuose dėl to, kad visuomenė sensta, visiems yra aktualus klausimas. Man irgi malonu dalyvauti šitoje laidoje. Iš praktikos galiu pasakyti, kad tema yra labai jautri, labai svarbi. Jinai paliečia žmonės, paliečia šeimas, paliečia darbuotojus. Todėl labai svarbu apie tai šnekėti ir aš džiaugiuosi čia būdama. Dainiau, kaip MobileCare projekto atstovas, ar galėtum išskirti, kodėl ilgalaikė priežiūra namuose tapo tokia svarbi tema būtent šiandien, būtent dabar apie tai reikia šnekėti? Gal norėčiau truputėlį patikslinti, ne tik tai šiandien ir dabar ta tema yra aktuali, ta tema jau senai yra aktuali, todėl kad visuomenė sensta ir tai pastebama ne tik Lietuvoje, tačiau ir viso Europos Sąjunga. Ir senstant visuomeniai susidurėm su tam tikrais iššūkiais arba problemam, nežinau kaip tai būtų tiksliau įvardinti. Vienas jų, kad atsiranda tiems mūsų senyviems žmonėms tam tikri poreikiai. Poreikiai, kurių jie patys, sakyčiau, savo jėgomis jau nebegali savim, galbūt pasirūpinti. Ir čia nėra pavieniai atvejai, tai jau sisteminiai tam tikri dalykai ir dėl ko reikia tos priežiūros namuose. Tai MobileCare projektų, tokia kaip ir pagrindinė idėja ir mintis, tai ir būtų, kad kažkaip tai per socialinį dialogą, bendraujant su valdžios institucijom, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, sukurti veiksmingesnę priežiūros namuose sistemą, užtikrinant paslaugos gavėjams, paslaugos pačios kokybę, tačiau ir tuo pačiu darbuotojams tinkamas darbo sąlygas. Tam tikrą prasme standartizuoti visą tą sistemą, kad būtų kuo mažiau kažkokių galbūt improvizacijų, nes šiai dienai susiduriam su daug iššūkių, kada skirtingos net ir pačių nacionalinių mastų savivaldybės, sakyčiau, skirtingai organizuoja paslaugų teikimą. Ir kas irgi vėlgi nėra labai gerai. Tai jei teisingai supratau, projektas bando paliesti ne tik teorinį lygmenį, bet ir praktinį lygmenį. Per tarp institucinį bendradarbiavimą, kaip ir sakei, tarp savivaldybių, tarp ir kitų institucijų. Tai iš tiesų taip ir yra, norima sukurti vieną sistemą, vykdant socialinį dialogą su įvairiom institucijom, taip, kad viskas veiktų efektyviai, standartizuojant, apibrėžiant, konkretinant tiek, kas tai yra priežiūra namuose, kokias paslaugas tai apima, nes tai iš esmės nėra vien socialinės paslaugos, tai yra ir sveikatos paslaugos, ir tas bendras supratimas, kad truputėlį keistųsi žmonių, kas tai yra priežiūra namuose, nes dažnai būna paslaugos gavėjo norai ir lūkesčiai ne visuomet sutampa su taip, kaip ta paslauga standartizuota ir kaip aprašyta. Ir projektų siekiame ne tik nacionaliniu, tačiau ir tarptautiniu mastu vadovaujantis gerąją praktiką, kažkaip tai diegti ar prieiti prie arčiau, kad socialiniai partneriai, kaip ir profesinės sąjungos, turėtų galimybę dalyvaujant tam tikruose, sakykime, susitikimuose su įstatymų leidėjais, kurti kartu tą bendrą sistemą, kuri būtų palanki, tinkama tiek paslaugos gavėjams, tiek darbuotojams. Gerai. Jolanta, tu kaip praktikė, ką gali papasakoti apie priežiūrą namuose? Ką Lietuvoje reiškia šis terminas? Dainius truputį paminėjau, kokias tas paslaugas apima. Ar tai yra būtent tos paslaugos, ar tai yra dar kažkas daugiau? Tai Lietuvoje ta priežiūra namuose turbūt susideda iš dviejų tokių etapų. Tai būtų socialinės paslaugos ir slaugos paslaugos, medicininės. Tai turbūt čia ir yra didžiausia problema, kad tarsi žmogus turėtų gauti kompleksinės paslaugas, tačiau jos teikiamos kaip ir atskirai, finansuojamos atskirai. Žmonės turi kreiptis dėl šių paslaugų į skirtingas institucijas. Dėl to šitoj sistemoje ir yra Lietuvoje labai daug spragų, kurias reikėtų spręsti. Tai čia ką turite omenyje spragos, Jolanta? Tai, kad jeigu paslaugos gavėjų reikia ir sveikatos priežiūros paslaugų, ir socialinių paslaugų, tai jis negali gauti vienu metu jų? Tai turite omenyje, kad... Taip. Socialinės paslaugos kas yra? Tai įeina
tokios paslaugos kaip pagalba buityje, maitinimo organizavimas, palydėjimas, higienos kažkokie dalykai. O slaugos paslaugos yra tokios, kurios reikalingos iš medicininės pusės. Bet ar tos paslaugos yra standartizuotos? Yra ir visur vienodos Lietuvoje, ar ten priklausomai nuo savivaldybės, nežinau, gali keistis? Jos standartizuotos Lietuvoje, tačiau jos nesaveikauja tarpusavyje. Medicinos specialistai teikia savo paslaugas ir nebeaišku, kur tos atsakomybės prasideda ir kur jos baigėsi, kur prasideda socialinės paslaugos. Tai norėtųsi, kad tai būtų viena bendra sistema, padedanti žmogui, padedanti šeimai ir nuimanti tą naštą priežiūros. Tai iš esmės Mobile Care projektas to ir siekia, ne? Taip, kad vykdant socialinį dialogą, tas paslaugos tiek medicininės, sveikatos priežiūros, tiek socialinės apjungt kartu ir kad būtų teikiamos kaip vieno subjekto paslaugos gavėjai. Nes šiai dienai paslaugos gavėjai iš tikrųjų susiduria su iššūkiais, nes norint gauti paslaugų, ar tai bus socialinės ar medicininės, nėra taip, kad ateini ir sakai, aš noriu. Tai jie kreipiasi į savivaldybę, ar ne, tada yra tam tikri terminai. Paslaugų kreipiasi į medicinos įstaigą, dėl socialinių paslaugų kreipiasi į socialinės įstaigas, žmonės pasimeta ir turbūt atsiranda tas nesaugumo jausmas, kad ta pagalba nebus suteikta kokybiškai. Ir dar ne tik, kad tikriausiai nebus suteikta kokybiškai, tačiau dar susidurėme su laiko faktoriumi, kada jinai bus suteikta. Nes nors ir teisės aktai Lietuvoje reglamentuoja vienodai visų savivaldybėse, kad turėtų būti tas paslaugų teikimas, tačiau skirtingos savivaldybės labai skirtingai organizuoja savo veiklą, kaip tos paslaugos bus teikiamos, dėl ko, pavyzdinė, tarkim, pavyzdys Klaipėdos savivaldybė, tai iš tikrųjų geroji praktika, kada paslaugų gavėjai dėl socialinių bent jau paslaugų, tai paslaugos gauna pakankamai greitai, tos eilės anksčiau buvo didelė, šiai dienai yra, nežinau, minimalios, tikriausiai paslaugų laukimas standartiškai kokie 10 darbo dienų, kai lyginant, tebūnė neįvardinsiu kitų savivaldybių, tai yra šimtinės eilės ir kad dažnai paslaugų gavėjas gali, sakykime, jeigu turi tam tikrų iššūkių ir jam reikia tam tikrų poreikių, gal net nesulauktų paslaugų. Tai tas ir yra įstatymas vienas ar ne, aprašas vienas, kai turėtume visi vadovautis, tačiau galbūt yra palikta per daug vietos tam tikrai improvizacijai arba tiesiog pačios savivaldybės kitos nesugeba tinkamai organizuotis darbo viduj, galbūt dėl per didelio darbo krūvio tie, sakykime, socialiniai darbuotojai nespėja laiku atlikti jiems pavestą darbą. Ir aš galvoju, kaip reikėtų tai spręsti. O jeigu asmuo pajunta, kad jam galbūt gali reikėti tam tikrų paslaugų, nuo ko jis turėtų pradėti? Tai kaip ir minėjau, tai pirmiausiai nereikėtų apsiriboti, kad tas paslaugos teiks šeimos nariai artimieji, ar ne? Tai yra savivaldybė kaip institucija, kuri organizuoja paslaugų teikimą ir yra įvairios viešosios įstaigos, nežinau, yra daug įvairių, kaip pavyzdys viešo įstaiga pagalbos gija, kur paslaugas irgi teikia didžioji daly Lietuvoje, tai tiesiog žmogus kreipiasi, sako, norim, kad gauti jūsų paslaugas ir viskas, eilių nėra, prašau, gausit paslaugas, vienintelis tas momentas, kad, kaip ir minėjau, dėl finansavimo ar dėl ne visai tinkamo organizavimo, kartais pati savivaldybė, nesugeba, sakykime, tas paslaugas patvirtinti laiku, kad gautų jas paslaugos gavėjai. Galbūt dėl finansavimo trūkumo. Ir dėl finansavimo trūkumo, tačiau, kaip ir minėjau, kad finansavimas tai yra labai svarbus aspektas, taip, be kalbos, tačiau ir veiklos organizavimas. Nes turim daug įvairių savivaldybių, vienose paslaugos prieinamos greitai ir efektyviai, kitose tiesiog nežinau, kas ten yra, kodėl viskas stringa. Dainiau, ar galime sakyti, kad problema Lietuvoje yra ne tai, kad neteikiamos paslaugos, paslaugų kaip ir yra, bet jos nėra unifikuotos, nėra vieningos sistemos, kad asmeniui būtų teikiama paslauga nuo pat pradžios iki pat pabaigos. Kaip ir du atskiri langeliai, kaip ir buvo sakyta, yra, ne? Kad turėtų viskas būti jungta į vieną. Iš šitą klausimą gal Jolanta tiksliau atsakytų. Aš sakyčiau, kad paslaugų galbūt ir yra pakankamai, tačiau jos ne visiškai atliepia poreikį, todėl kad socialinė priežiūra yra reikalinga ne tik dienos metu, kaip teikiama šiuo metu, tačiau reikalinga ir naktį, ir savaitgaliais, nes naktį ir savaitgaliais ta našta tarsi atitenka šeimai prižiūrėti savo ligonį. Tai čia yra didelė problema ir tos paslaugos šiai dienai nėra suteikiamos toj vietoj. Ir iš esmės čia tikriausiai klausimas yra politinis, sėtinas su finansavimu.
Nes pats savivaldybė ne visuomet tiesiogiai teikia tas paslaugas, dažniausiai jos būna teikiamos per tam tikrus trečiuosius asmenius, šiuo atveju viešasias įstaigas, nevyriausybinės organizacijas. Ir tas krepšelis, kurį gauna tos organizacijos, kad teiktų paslaugas, ar tai bus socialinės priežiūros, ar kitokios, yra ribotas ir kada tikriausiai darbuotojai, jeigu reiktų dirbti ir dieną, ir naktį, tai naktį, nežinau, darbo kodeksas įpareigoja mokėti pusantro karto. Taip reikėtų įstatymų visą bazę keisti dėl to, kad pas mus Lietuvoje net nebūtų tokių galimybių ar nedirbti, nes pas mus pakankamai griežtos tos darbo ir poilsio režimo taisyklės. Tai... Ir paslaugos gavėjai dar vis nenori, kad keistųsi tie asmenys, kurie teikia jam paslaugas, nes paprastai žmogiškasis ryšys, jie prisiriša, o jeigu čia 3 valandas teiks vienas, 4 valandas ateis kitas, nei jie, nei patys artimieji to nenori ir čia vėlgi dėl to žmogiškojo faktoriaus atsiranda tam tikri iššūkiai. Ir manau, kad yra normalu. Jolanta palėtė labai gerą temą, tai pačiam Mobile Care projekte vienas iš kertinių klausimų yra Life in Care paslauga. Tai paslauga, kai teikiama priežiūra paslaugos gavėjo namuose ir teikiantis asmo pas jį gyvena. Būtent apie tai ir kalbi, tikriausiai kai naktį teikti tą paslaugą ir taip toliau. Dainiau, kaip projektų atstovas, ar tokia paslauga yra teikiama Lietuvoje? Kokia yra tokios paslaugos apimtis aplamai? Kokia būsina stadija Lietuvoje būtent tokios paslaugos teikimo? Formaliu požiūriu šita paslauga Lietuvoje nėra teikiama. Kad Life in Care, kad pas paslaugos gavėją darbuotojas nuolat būtų ir gyventų paslaugos gavėjo namuose. Čia pas mus Lietuvoje, kaip yra reglamentuota, tai yra tam tikra institucinė globa. Tai jeigu paslaugos gavėjas būtų ne savo namuose, o institucijoje, tai viskas ok, taip galima. Tačiau ką projektų norima pasiekti, tos galimybės nėra. Ir čia vėlgi yra iššūkis, apie kurį reikėtų kalbėtis, nes žmogui, įsivaizduokim, senyvo amžiaus žmogus, visą gyvenimą savo rankom namą galbūt pasistatė, gyveno, čia vaikai užaugo artimieji, čia sodas, čia viskas. Ir jau čia jam reikia kažkokios priežiūros pagalbos. Ir sako, okei, jeigu tu nori gauti, tu važiuok tada institucinę globą, palik savo namus ir mes tavim rūpinsimės. Negerai iš tikrųjų, nes... Čia turbūt svarbu būtų prisiminti ir tą momentą, kad institucinė globa, apgyvendinti asmenį ilgalaikės socialinės priežiūros įstaigose yra pakankamai brangi paslauga. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kad vis dėlto tų globos namų nėra pakankamai Lietuvoje ir dažnai žmonėm tenka laukti ilgą laiką, kol jie gauna tą vietą, kad galėtų apsigyventi globos namuose. Todėl ta alternatyvi paslauga, pagalba namuose yra gyvybiškai būtina. Jolanta, kaip praktikai, o ką tai reiškia šeimai? Tu vis tiek susiduri tikriausiai su savo kasdieniam gyvenime. Kai reikia tos paslaugos ir jos nėra. Kai institucinė nėra teikiama, kai yra eilė. Tai ką tai reiškia šeimai? Tai reiškia didžiulę naštą ir atsakomybę. Paslaugos namuose apskritai yra toks, kaip ir pokalbio pradžioje minėjau, labai jautri tema. Žmogus įsileidžia į savo namus svetimą žmogų ir kaip Dainius užsiminė, kai daug tų specialistų ateina, tai labai išderina šeimą, sakykim taip. Bet kai paslaugos yra teikiamos tik dienos metu, kaip šiai dienai Lietuvoje, tai taip visa našta tenka artimiesiems. Ir iš esmės aš galvoju, tai yra didelė problema. Nes tai ne tik tai, negalim gal tau sakyti našta, ar ne, tai yra atsakomybė, jeigu čia tavo artimieji, ar mama, ar seneliai, tai viskas ok, tu rūpinėsi, tačiau iššūkis atranda tada, kad tu tampi, jeigu tau reikėjo nuolatinės priežiūros tavo artimajam, tu tampi tam tikrą prasme pririštas prie jo, ar ne, tau sunkiau organizuoti savo laiką, tau sunkiau darosi vis tai derinti su darbu, atsiranda tam tikras pervargimas, perdegimas ir žmonės ne visuomet net ir žino, kad turi galimybę gauti tam tikros priežiūros paslaugas. Ir tik tada jau, kai supranti, atsiranda kažkas tai jau tokio, kad, ką man daryti, kur man dėtis, man kažkokios reikia pagalbos, tai va tada, kažkaip tai ir prieina prie to, kad, gal čia gali savivaldybė padėti, gal gali gauti kažkokias paslaugas, gal gali ateiti kažkas į namus padėti. Tai kas dar yra labai svarbu, kad visuomenė žinotų ir nebijotų dėl kažkokių tai nusistovėjusių standartų prašyti pagalbos. Nes susidurėme dar su tokiais atvejais, kad žmogus tiesiog nenori prašyti pagalbos. Jam kažkaip nepatogu, jam gėda, čia ateis pas mane kažkas svetimas žmogus, čia man padės išsimaudyti, čia po mano namus vaikščios, mane čia aprengs, dar kažką tai darys.
tai dar yra ir kita problema iš kito kampo žiūrint, ne tik tai pačių paslaugų prieinamumas, bet pačio ir žmogaus supratimas apie tas paslaugas. Tai, jei teisingai suprantu, valstybė sistema ne visą laiką padeda žmogui, kuriam reikia pagalbos, ir tai jau tampa šeimos rūpesčiu, artimųjų rūpesčiu. Negalėčiau sakyti, kad nepadeda, tai iš esmės, žinai, vėlgi, tai priklauso nuo, pirmiausiai, kalbant, žinot, apie tą finansinės dalies, ar ne? Nes yra, tikriausiai tam tikras ribotas biudžetas. Žmonės stoja paslaugos gavėjai į eilę, kad gautų kažkokias tai paslaugas, ar ne? Jeigu tai socialinės paslaugos viena, medicininės kita, gal čia vis Jolanta tiksliau pasakytų, ar ne? Tai čia, manyčiau, problema yra kompleksiškume, kad žmogus nuo pradžios iki galo tos informacijos negauna ten, kur eina. Tarkim, besikreipdamas dėl medicininių paslaugų galėtų ir gauti visą informaciją. Tai ir kalbam apie tai, kad čia yra sisteminės spragos, kurias reikėtų užpildyti. Dainiau, jeigu reikėtų išskirti, kokie pagrindiniai iššūkiai šiandien stabdo ilgalaikės priežiūros sektoriaus plėtrai Lietuvoje? Ką išskirtum? Sakyčiau, tai yra pagrindinės 5 galėtų būti priežastys. Tai yra sistemos finansavimas, darbuotojų trūkumas, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, kurie būtų paruošti tam darbui. Tada per silpnas socialinis dialogas, sistemos fragmentacija, tai reiškia, kad socialinės ir slaugos paslaugos gyvena tarsi atskiruose katiluose ir paslaugos gavėjas negali jų laikų gauti. Ir pats savame suprantama paslaugų prieinamumas, nes kaip ir minėjau, kad vienos valdybės yra eilės milžiniškos, kitos organizuosi savo darbą puikiai, pavyzdinės ir mažesnė ta problema. Tačiau tai vėlgi įrodo tik tai tą faktą, kad reikia sistemingo, vieningo, unifikuotos kažkokios tai sistemos, jau nekalbant apie Lietuvos nacionaliniu mastu, tačiau ir visos Europos mastu, kad visiems būtų aišku, kaip tas paslaugas gauti, kokios tas paslaugos ir kad tas būtų kokybiškos. Jolanta, o tau kaip praktikiai, su kuria problema iš Dainiaus išvardintų susiduri dažniausiai kasdieniniai veikloje? Aš sakyčiau, kad viena iš tų problemų būtų dar ir tos profesijos, kad reikėtų standartizuoti, ar ne, kas gali eiti tas pareigas, kas gali būti tas asmuo, kuris teikia paslaugas. Visuomenės požiūris į socialinį darbą apskritai. Žmonės įsivaizduoja, kad individualios priežiūros darbuotojai ir kiti specialistai teikiantis paslaugas namuose yra tokie nekvalifikuoti darbuotojai, kurie ateina ir tarsi atlieka valymo paslaugas. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad šitie žmonės savo darbe, jų darbas reikalauja ypatingos kompetencijos, ypatingų žinių, nes jie dirba su žmonėmis, kurie serga psichikos ligomis, kurie turi įvairiausių būklių. Ir šita profesija tikrai nėra nekvalifikuota, tai va tas visuomenės požiūris vis dar gajus toksai. Tai jeigu teisingai supratau, taip išeina, kad mes nematom tikrosios darbo apimties. Tai ir mums sunku vertinti, koks tai yra sunkus darbas. Tikriausiai, kaip ir sakė, kad visuomenė to nemato ir nevertina. Taip, tu visiškai teisus, Rimvydai. Ir būtent taip, nes tai iš esmės yra ne vidinis kažkoks tai šeimos klausimas, o tai yra viešas politinis klausimas, nes kito atveju sistema tampa netvari, nes visos problemos lieka spręsti pačiai šeimai. Tikrai įdomu. Vienas iš Mobile Care projekto klausimų buvo, ar ES yra verta turėti standartizuotą paslaugų apibrėžimą teikiamų namuose? Aš sakyčiau 100% taip, ir ne vien dėl formalumo, tačiau ir dėl praktinės pusės. Žinai, visi žmonės yra vienodi, jų poreikiai irgi yra panašus. Tai kodėl tada turi būti skirtingas supratimas apie tai, kokios paslaugos turi būti teikiamos ir kaip jos turi būti teikiamas. Ir kai nėra bendro kažkokio tai atskaitos taško, tada labai sunku ir kalbėti apie patį apibrėžimą tų paslaugų. Tai taip, iš esmės dar kartą paantrinsiu, tai mano suvokimu turi būti unifikuota visos Europos mastu tos paslaugos, nes čia nėra kažkoks tai stebuklas ar atradimas, tai reikia standartizuoti, visą tai aprašyti, reikia bendrauti su visais socialiniais partneriais, tiek su institucijų vadovas, tiek su socialiniais partneriais, tiek su tais, kurie teikia paslaugas, ar tai profsąjungos, ar nevyriausybės organizacijos, ar kitos viešojo sektoriaus įstaigos, tai reikia visiems susėsti prie bendro stalo ir tiesiog pasikalbėti, pradėti nuo to, nuo socialinio dialogo. Ką Mobile Care projekto ir norime padaryti,
Tai tiesiog socialinio dialogo principų vystyti tą kažkokią tai standartizaciją. O Jolanta, tau kaip praktikė atrodo, tai padėtų, ar kaip tik papildomos kliūtis atsirastų kasdieninėje veikloje? Be abejo, kad padėtų ir man atrodo, kai visiems sistemoje būtų aišku, kas už ką atsakingi, kur prasideda atsakomybės ir kur jos baigėsi, tai visi laimėtų ir paslaugų gavėjai jaustųsi saugesni. Tikrai įdomu. Gerai, Dainiau, pereikim prie sprendimų. Ką Mobile Care projektas siūlo? Kokius sprendimus, kad įveiktume šiuos iššūkius, kuriuos paminėjom labai trumpai? Ačiū Rimvydai, iš tikrųjų geras klausimas, šitam klausimą buvau pasiruošęs iš tikrųjų ir čia yra tam tikros, sakyčiau, 4 kryptys, kas yra svarbiausia. Tai pirmiausia, projektas labai aiškiai kalba apie būtinybę teisiškai ir aiškiai sukurti saugias taisyklės ten, kur kalbame apie Life in Care programą ir apskritai ilgalaikės arba tiesiog ne ilgalaikės, o priežiūros paslaugos gavėjų darbo organizavimą namuose. Antra kryptis tai būtų nedeklaruoto darbo mažinimas. Kas yra nedeklaruotas darbas, tai šiuo atveju viskas ok, jeigu oficialiai gauna paslaugas, priežiūros namuose, viskas tvarkoja. Tačiau vis dar susiduriame su ta situacija, kada prašome artimųjų, kaimynų, nepažįstamų žmonių netiesiogiai teiktas paslaugas. Tai reiškia, ateik, prižiūrėk mane, padėk man ar ne. Tai vėlgi tada susidurėm su iššūkiu atsakomybių ir kas būtų, jeigu būtų. Pirma dvi. Tai šitą irgi reikėtų kažkaip reglamentuoti. Trečia dalis tai būtų sąžiningo darbo sąlygos ir socialinis dialogas, kaip ir minėjau. Labai svarbus tarp institucinis bendradarbiavimas, vienas kito įsiklausimas ir supratimas tam, kad pasiekti kažkokių tai efektyvių ir apčiopiamų rezultatų. Nes šiai dienai, kiekviena šalis kažką turi, bet kaip ir minėjau, dar ir savivaldybėse turim skirtingą situaciją, skirtingą paslaugų prieinamumą. Ketvirta kryptis, ką nori Mobile Care projektas, tai būtų profesijos, gal sakyčiau, profesionalizavimas. Tai reiškia, kad reikėtų nustatyti tam tikras kryptis, kaip ruošiami specialistai, ką jie turi žinot, ką jie turi mokėti, kaip jie turi elgtis atitinkamose situacijose. Tie mokymai, tikriausiai neturėtų būti kelių dienų, nes čia yra santykis tiesiogiai su žmogumi. O kada ateini ir tas žmogus turi visokių begalę problemų, tai gali būti demencijos ir taip toliau, tai su iššūkiais susidarėm įvairiais. Tai projektų ir siekiam šias pagrindinės 4 kryptis kažkaip tai viešinti, apie jas kalbėti tam, kad ieškoti sprendimo būdų. O Jolanta, kuri tau iš tų išvardintų krypčių atrodytų pati svarbiausia? Manau, kad profesionalizavimo sritis pati svarbiausia būtų šitoj vietoj, nes darbuotojai teiktų kokybiškesnės paslaugas, kas šeimai ir yra svarbiausia. O jeigu reikėtų įvardinti vieną dalyką, kurį žmonės dažniausiai supranta neteisingai apie priežiūrą namuose? Tai kaip ir kalbėjom tikriausiai, tai pagrindas yra tame, kad visi įsivaizduoja, kad tai yra labai paprastas darbas, ar ne? Ateisiu, padarysiu, išeisiu. Tačiau niekas neįsivaizduoja, kiek tai yra sunkus ir psichologinis darbas, ir fizinis darbas, nes tu turi tiesiog pasirūpinti tuo žmogumi. Artimieji tikisi, kad tas paslaugų teikėjas viską padarys dėl tavo mylimo žmogaus. Tada atitinkamai yra savivaldybės kontrolės ir visa kita. Tai iš tikrųjų yra didelė atsakomybė ir reikalinga, ir kaip ir kalbėjom, kad ta teikiama paslauga iš paslaugos teikėjo būtų pusės profesionalizuota, ar ne? Kad būtų pakankamos kompetencijos, pakankami gebėjimai. Ir dar pridėčiau papildomą tokią mintį, kad klaidingai visuomeniai suprantama mintį, kad visi galvoja, žinai, kad sistema, sakyčiau, pati susitvarkys. Šeima pasirūpins. Tačiau taip nėra. Tai vėlgi grįžtu prie pagrindinės minties, kad reikia unifikuotos sistemos, vėlgi kartojusi tiek Lietuvoje, tiek viso Europos Sąjungoje. Tada pabaigai norėčiau paprašyti po vieną labai trumpą mintį. Kokią pagrindinę idėją mūsų žiūrovas turėtų išsinešti iš šio mūsų pokalbio? Kas jiems turėtų likti? Ką esminio turi įsiminti? Priežiūra namuose tai nėra vieno asmens klausimas. Tai nėra siauros sektoriaus klausimas, tai yra visuomenės brandos klausimas. Tai klausimas, kaip mes rūpinsimės vienas kitu, kaip valstybė užtikrins orę senatvę. Kalbam apie pagarbą, kalbam apie atsakomybės ir tai turime pagrįsti aiškiais sprendimais.
O aš pasakyčiau labai paprastai, kad priežiūra yra ne tik paslauga. Už šios paslaugos stovi realus žmogus ir labai svarbus jo orumo išlaikymas kasdienybėje. Ačiū Jums abiems už labai atvirą ir prasmingą pokalbį. Akivaizdu, kad priežiūra namuose yra kompleksinė tema, apimanti tiek žmogų, šeimą, darbą, visuomenę, valstybės įsitraukimą, galiausiai valstybės ateitį. Ačiū Jums. Ačiū Jums visiems, ačiū, kad dalyvavot, ačiū už malonų pokalbį, diskusiją, tai iš tikrųjų smagu apie tai kalbėti garsiai ir atvirai. Ir aš manau, kad jeigu ne tik mes čia trys susėdę, tačiau visi apie tai kalbės garsiai, apie tai, kokiais iššūkiais visi susiduria, visi paslaugos gavėjai, tiek paslaugos teikėjai, tai surasim bendrus, tvarius sprendimus ir tie sprendimai, tikiuosi, bus ilgalaikiai. Ačiū, kad žiūrėjot Mobile Care tinklalaidę.